Šaika, labas vakaras. Kauno publikas atėjo, stovim čia dabar depo aikštelė, susirinkę ir jau lėksime to jaus į trasą. Turim PMCM lipduką, atvažiavo mūsų mylima korvetė, beveik kaip Marlboro lipdukais, tai žodžiu su jais dabar lėksim, užkviesim korvetei šitą gražų lipduką mūsų PMCM chrominį. Tai Hebra, NightRiders.lt.shop sponsorina šitą lipduko klijavimą ant korvetės. Tikimės, kad bus virš 2000 mašinų ir tikėtina, kad turbūt taip ir bus. Važiuojam dabar jau realiai po truputėlį šidinėjame iš depo link Megos ir turime ten būti 9 valandą, turėsim maršrutuką 100 km maždaug, turime padailintą gražią, nudailutę korvetę. Sponsoriuojama NightRiders.lt.shop lipduku, PMCM, nuoroda bus aprašyme, Hebra, užeinam apsiperkam. Tai turime, žodžiu, PMCM lipduką, klijuojam jį ant korvetės, yra gražus leviriukas padarytas su Marlboro imitacija, tai bandome, manau, kad kažkur galbūt čia ir įdėti. Pasakė viršininkas, kad galima klijuoti kaip nori, tai taip ir klijuosim. Dabar šitą galą aukščiau gal, išėmiau, o tai jau. Nu, man atrodo tai. Arba tu be akinių. Nu taip, jau aten. Tiska, seka. Bravo! Jo, saugių kelionių, dabar svarbiausia, saugių kelionių. Dabar tikrai svarbiausia, vardan saugių kelionių. Nu ką, turi viskas. Ček. NightRiders Vilniaus ekipažas jau išvyko link Kauno, tiesiai į Kauno Public Meetą. Mes važiuojam su Karoliu, vienu iš adminų. Tai Karoli, papasakok, kaip tavo nuotaikos ir jaudinės, nusimato renginys žiauriai didelis, tai kaip jautiesi? Nu tai visų pirma, sveiki, važiuojame jo iš Vilniaus, važiuojame Vievį, būsim manau už kokio 5-30 minučių Kaune. Tai tikrai žmonių bus daug, per paskutinius mūsų renginius mes realiai atvažiuoja krūva mašinų, tikrai net ir pavyzdžiui, kai buvo Klaipėdoj, buvo lietus labai dublyje, vis tiek daug mašinų buvo ir atvažiavo. Tai kai važiuojame į Kauną, tai bus paskutinis šių metų Kaune vykstantis publikas. Uždarimas bus spalį, dabar yra rugsėjo 18 diena, ketvirtadienis ir mes važiuojame ir iš tikrųjų, nežinau, nuotaikos labai įvairios, o ten ar sutrukdys kokia policija ar kas, tai jau nežinau, nesvarbu, bet tikrai viską, manau, gerai esame suplanavę ir tikiuosi tik tais geriausiai. Smėlis tavo greitas, planuoji normaliai važiuoti per mytą, pasirodyti gal truputėlį? Čia yra realiai labiau ne tai, kad pasilisėjimas, pasilakstymas, yra labiau kaip darbas, viską sužiūrėti, pražiūrėti ir kad viskas landžiai vyktų. Tai realiai nelabai kur palakstysit, nes tiesiog labai bus daug mašinų, bet tiesiog žiūrėsiu pagal situaciją. Bet žinau, kad tikrai bus žmonių, ar iš publiko komandos ar kontribį, kurie tikrai duos vaizdą. Ir tikrai bus, manau, verta ką pažiūrėti, kai šį video jūs jau matysite. Ačiū labai, kad susirinkote, ačiū, kad žiūrite. Ir ką dabar padarysime, paklausinėsime žmonių, šiaip tipo, kaip jaučiasi, ar tikėjasi, ar pasilgo Kauno to uždarimo paskutinio myto.
nes kitasis bus jau kitais metais pavasarį. Nu taip paseisim, pasižiūrėsim ir kaip čia iš tikrųjų viskas vyksta. Argi ne taip, Edinai? Tikrai taip, dar pasimsim prizų jaučiu, ne? Pasimsim prizų, aišku, nu tai kad mes tušti niekada neatvažiuojam, tikrai stengiamės būt dosnus, nesipelnom nieko tikrai. Tai va, eisim pasivaikščiosim ir pažiūrėsim. Varom. Kauniečiai esat, iš kur atvažiavę? Iš kur? Studentai tiesiog Mažeikiai. Ne, bet Kaunas, Vilnius, Klaipėda iš kur? Mažeikiai, o štai toli atvažiavot. Taip, ne pirmą kartą jau Nightrider mytė, ar pirmą kartą? Buvau Šiauliuose ir dabar antrą kartą. Ai, Šiauliuose buvai? Nu tai Šiauliuose dar nieko to nebuvo, man atrodo, mes niekada nebuvom darę, nu ir kaip tenais praėjo tas renginys? Nu, smagu. Jis mažesnis negu čia nais tikrai, bet vis tiek. O tu kaip? Ne pirmą jau. Ai, ne pirmą. Bet sekat mūsų Instagram'e, ne? Jo. Sekat Instagram'e? Gerai. Nu ir kaip šiaip, tipo, ar esat dar ką nors matę tiek daug žmonių tokiam renginį? Aš šiaip mašinai. Aš antrą kartą realiai renginį, tai pirmą kartą tiek daug matau. Nu, Klaipėdoj buvo kažkas panašus, bet čia taip. O tai su kuo atvažiavot? Visi ar su viena mašina, su kuo mat? Su kuo atvažiavot? Su Kem 6. O, Kem 6, gerai. Žiemai pasiruošta? Ne? Supratau. Gerai, viskas, kaip aš tik norėjau pakalbinti, šiaip paklausinėt, kaip kas. Toliau sekat renginį, Telegram, Instagram, viską paskelbsim. Gerai, viso atvarkoj. Tai su kuo atvažiavai, kaip mytas, kokios nuotaikos? Su 60 atvažiavau savo. Kameristas parodykis. Tai Kaunietis būsi? Kaipa? Kaunietis būsi? Jo, iš Kaunas. Ar pirmą kartą mūsų renginį? Antrą. O tai irgi čia kai vyko Megoj, ar Kaune? O į kitą miestą dar neteko važiuoti? Ne. Ar norėdamas lankyti Vilnių atvažiuoti, vis tiek bus uždarimas spalio mėnesį? Kažkada gal užsuksim spalį, tai ne, spalį ne. Supratau, gerai. Bet seki mūsų Instagram'e, visą kitą to. Jo. Nu ir supratau. O planuoji būti visą renginį? Ar iki pačio galo, nes gale nenoriu sakyti, kad bus įdomiausia? Aš neįsivaizduoju visos programos, bet aš manau, kad gal Mego užteks šį kartą. Mego užteks, po to važiuosi? Visiems reikia. Nu, į darbus visiems reikia, ne, bet vis tiek ketvirtadienis yra dažniausiai visų, kurie mėgsta palaksyti penktadienis. Bet jo, tvarkoj. Bet jeigu norėsi, tikrai siūlau, nes paskutiniam stovė visą laiką būna įdomiausia. Buvau praeitą kartą, tai... Kauniečiai esat, iš kur atvažiavot? Aš šiaulietis, bet dabar Kaune gyvenu. O tu? Šiaulietis. Abu šiauliečiai. Su tą pačią mašiną atvažiavot? Skirtingom. Čia kažkieno viena mašina bus, ne? Tavo. Papasakok apie automobilį, kas čia per mašina? Kompakt, su Face'as nukio sudėts. 3 litrai 100 swaps. 200 kW atsukta. Kiek? 200 kem. Čia? O kiek jinai sveria? 1,3. Svarstyklių buvo sverta. Tai ant sauso tai palibom velė, ant žiemos net nekalbu, tipo, jau kitas reikia. Čia žiemą bus pastatyta garažą. Nu kad jo, biškai prižiūrėt, vis tiek, fainai. Ar pirmą kartą esat mūsų renginį? Aš ketvirtą. O, ketvirtą, kuriuose miestuose buvai? Vilniui, Šiauliai, Klaipėda, Davakons. Super. O tu? 2 kartus Klaipėdoje ir čia pirmą. O Šiauliuose buvai, kai sakėte Šiaulių? Ne, nebuvau. Nebuvo Šiauliuose? Aš Šiauliuose. O tu nebuvai? Tu čia atvažiavo tiesiog čia dabar jau... Aš pats gyvenantis čia Kaune, o jisai... Šiaulių. Supratau, ar būsit iki pačio galo, nes žinot, kas būna gale. Visą laiką... Faktas. Gerai, super. Tai koks tikslas važiuoti čia, jeigu iki galo nebuvo? Teisingai veiksmo reikia paduoti, viskas, super. Gerai, Chebra, ačiū, kad labai pakalbėjot, nes visi daug kas yra, kas nešneka, o jūs maladės. Jo, tai žodžiu, stebėkit, kažkas vyksta. Žodžiu, stebėkit Telegramą, bus ten viskas paskelbta ir tikrai duosim jau pasireikšti norėsim. Čia, tokia, iš kur atvažiavot? Iš Kauno. Pirmą kartą mūsų mytė, ar ne? Jo. Pirmą kartą? Kas pasakė apie šitą mytą? Kur pamatėt? O tu kur pamatėt? TikTokas. TikTokas veikia tada, gerai. Taip, su kuo atvažiavot? Vieni atvažiavot kartu, su Chebra ar tik dviesi? Dviesi. Su mašina kažkokia ar su kom? Jo, atskirom mašinom. Ką vairuojat? Aš asmeniškai Alfa Romeo 159. O, kažkas įdomesnė. Italas. Taip. O tu? BMW Kem 6. Teisingai. Žiemai pasiruošęs? Taip. Ateina žiemai. Gerai, super. Tai ar planuojat būti iki pačio galo, ar žinot, kas dažniausiai myto pabaigoje būna? Tai važiuojam, o toliau ne, tai... O to nežinai. O tu žinai, kas būna myto gale? Nežinau, tikiuosi, draugai. Nu, negaliu sakyti tikrai garsiai, nelabai galima, bet tikrai verta pasilikti. Jeigu dar nežino žodžiu visą komunikaciją, kur važiuojam, keliama į Telegramą. Taip. Ir ten viską pamatys, kaip važiuoti viskas. Tai ką, Chebra, tikrai linkiu gero laiko, mes tikrai užkuriam ir manau, tikrai liksit patenkinti. Viso? Davai, dėkui jums. Dėkui. Gero laiko.